kiek anglies atomų? C. Ir C. Dabar H. Tai yra kuo paprasčiau parašyti. Ir plius O2, kas visada susidaro, žinai, reikia padėti. Dabar mačias, kaip dešrelės gamas. Mačias? Nemačias? Aš tau dar pasakysiu, kur ir kas susidarys visada. CO2 ir O dabar iškėlė. Žinai? Ir dabar aš tau papasakosiu, kur tai. Tai anglies kiek? 2. Čia vienas. Tai rišau koeficientą. Vandenilio 6. Čia 2. Tai rišau koeficientą. Ir dabar deguonies 4. Tai 3. 7. Dabar neužmiršk. Čia 2. Tai čia dar 1. Tai čia vienas, tai čia turės būti dar kiek? 6. Iš kiek kvadratas būtų 6 iš 3, 2, 6 ir 1. Tai 1. Taip. Kaip aš toliau žiūrėjau. Metanolis tai kiek? 1. Ir o aš ir parašau, kad anglis būtų O dabar Lina, žiūrėk, kiek bus anglies? 1. Vandenilio 4. Matai, nes paprasčiausia bus duomenų. Ir plius O2, ne, tik žinai, ką reikia. Savaime ne, bet spiritas, reikia jį ką padaryti. Uždėti, ar ne? Ir kas susidarys visada? CO2 ir va, ne, CO2. O dabar kaip išlyginsim? Anglies 1, čia 1, tai nereikia. Vandenilio 2, čia, ir atsiprašau, 4, čia 2, tai rašau koeficientą 2. Ar ne? Tai dabar kiek deguonies? 2 ir 2. Tai dabar čia sunkiau, čia 1, tai čia turės būti 3. Ar ne? Tai 3, tai kiek rašysim? 1 kablelis 3. Ir visus koeficientus ką padarysim? Tada nuimsim iš. Tai dabar padarėm. Tai ką mes gausim? Tai bus molekulės, ne? C, H, O, plius. Dabar deguonies kiek ten buvo? Pusantro, tai pagaunasi visus 3. Taip. 3 O. Dabar. Prie CO2 ten nebuvo, tai bus koeficientas toksai. 2. Ir plius. Prie vandens buvo 2. Tai matai, čia ganėtinai lengvai. Dabar ir pasičiau. Taip. Ir gal įmant, ar etanolį, ar metanolį. Gal etanolį? Taip. Ir dabar šiek tiek etanolis. Sakėt, nori 2 molekulių. Tai etanolis kiek anglies? 2 ir O. Tai aš pasirašau formulę, kad anglis būtų ir plius. Aš parašau kitą alkoholio molekulę. Bet dabar tas jungimasis vyks per alkoholinės grupės. Tai šitą alkoholinę grupę, žiūrėk, kaip ir pasirašau. 2 anglies atomai, bet alkoholinę grupę iš šitos pusės. Ir vėl pasirašau. CH2, CH, kad anglis būtų 4. Dabar čia žinok temperatūra, jinai yra mažesnė už 140 laipsnių. Ir koncentruota sieros rūgštis. Kaip katalizatorius. Tu to pasakysi, ką minėti. Koncentruota sieros rūgštis. O dabar šitas vanduo atskils nuo 2 molekulių. Tai kaip atskilčia? Nuo vienos molekulės atskils OH, o nuo kitos. Tai atskils kokia medžiaga? H2O. Ir sieros rūgštis ją
koncentruota iš karto ką padarys? Sutrauks, ar ne? Tai dabar žiūrėk, o šitas radikalas ir šitas radikalas penkiagonį ką padarys? Susijungs. Jau prašai, to išplėsi, tai žiūrėk, kaip ir ką, CH2, CH2, O ir CH2, medžiagos turinčios va štai tokią funkciją. Reiškia, R, O ir R2. G. O ir ir pasižiūrėkime. Dabar šiek etanolės. Jeigu aš prašyčiau, kad čia šiek ir O tai būtų CH2, Anglis turės būti elemente. Ir dabar kaitrinsim aukštesnė negu 140 temperatūra ir katalizatorius susirašėm, kad turime koncentruotą sieros koncentruotą sieros spėjimą. Ir dabar šiek tiek ta reakcija vyksta pasaulio. Aš panašiau filmas kultūrinę formą. Na, ir dabar šiek tiek kaip jis tęsia. OH atskirimo, OH nuo ir skirsto tą medžiagą. Ir dabar šiek tiek viena jungtis čia yra, kita jungtis čia yra, ar ne? Ir tos jungtis ką padarys? Susijungs. Tai ką tu gausi čia? CH2